Sveiki, šiandieną prie puodelio mes kavos pakalbėsim temą. Daugiausia rūpesčių kelia tokia tema, kad vaikai daro chaosą, tėvų neklauso ir ką reikia daryti ir kaip čia mes galim to klausimu ir padėti. Padiskutuosim apie tai. Ir visų pirma, kaip žmogus ateina į šitą pasaulį ir susiranda antrą pusę, tai būna ne be priežasties, jie susitiko, jie turėjo susitikti ir kitaip negalėjo būti. O jeigu dar gimė vaikutis, tai ypatingai jokių klaidų nebūna gyvenime. Jokių klaidų nebūna gyvenime, atsitiktinių dalykų nebūna ir vaikutis atėjęs į šitą mūsų šeimą, tai yra jūsų šeima, auga, mokosi, didžiausi mokytojai tampame mes tėvai iki mokyklinio amžiaus. Žinoma, darželį dar prisirenka visokių įdomių aibių ir toliau viskas vystosi aukštyn, kada jau su savo vaiku nebegalima susikalbėti, susitvarkyti ir net neklauso ir tokie dalykai vyksta. Taip, iš tikrųjų. Ir kokia didžiausias dalykas, tai turbūt ta nepagarba, ar ne, iškyla. Jau taip, nepagarba suaugusiam, nepagarba mokytojui, ar ne, nepagarba šalia esančiams asmenėms, ar tai mieste, ar tai draugų tarpe susitikimuose. Mes, kai tėveliai augam, mes išmokstam tam tikrų modelių iš savo šeimos giminės ir perduotų senelių, protėvių. Ir tuos modelius mes kiekvienam gimusiam, tai ar senelis gimsta, ar mama gimsta, ar aš gimiau, mes jį tobulinam nuolat. Tai reiškia, jau vyksta sąmoningumas, kažką mes atmetam, kad buvo žiauru ir mes to nepriimam ir toliau keliaujam. Mes dažniausiai atkreipiam labiausiai dėmesį į tos skaudžiausius įvykius, ar ne, kaip smurtas, mušimas, negražūs žodžiai, priklausomybės. O patys tokie kiti ypač ir irgi ypatingai svarbus dalykai, jie lieka nepastebėti. Ir nesutvarkomi. Ir tai eina iš kartos į kartą. Žodžiu, ir dabar, kai gimsta vaikutis, mes jį auginam jau kaip geriausiai mokam, ar ne? Kaip pasakė, mes taip jau neauginsim, kaip mano mama augino, tai aš žinau, kad aš auginsiu visaip, kaip tik tai aš geriausia galiu duoti, ar ne? Ir kas atsitinka? Mes auginam savo vaikutį su didelė meile. Jeigu man nedavė meilės, aš duodu pilnai savo meilę. Jeigu mane mušė, tai aš nemušu vaikučių. Ir va taip ir keliauja. Jeigu mane mama ten smerkė, negražiai žodžiais išvadino, tai aš griežtai taip neauginsiu to vaiko. Ir kas įvyksta? Žodžiu, mes auginam vaikutį viduj turėdami pyktį. Tokį pyktį, kad aš esu geresnė, vertinimas už mamą ir senelius ir visą kitą. Ir aš nedarau taip, kaip darė man. Čia tada įvyksta toks didelis konfliktas vidinis, disbalansas. Kad vaikutis būtų ramybėje, kad jis būtų, kaip jūs norit, ir mandagus, ir kalbėtų gražiai, išsakytų savo mintis be triukšmo, tai to neįvyksta. Nes jisai kovoja su jumis. Tai yra kova vyksta. Ir jūs tada galvojat, kodėl jisai kovoja su manim. Tu tiek diržo negavai, kiek aš gaudavau. Tu tiek žaislų turėjai, o aš tiek neturėdavau. Visą meilę atidavę, staiga vyksta kova tarp vaiko. Ir va čia ir matosi. Tai vaikas jums rodo veidrodžio efektą. Tai reiškia, kur tavyje vyksta kova.
tavyje vyksta kova su tėvais, kad aš esu geresnis ir tėvai, ir tu nesąmoningai konfliktuoji ir kovoji su savo tėvais. Nors atrodo sąmoningai, santykiai kaip, gal ir kažkiek geresni, jau ateinu pas tėtį ir mamą, galiu daugiau pasikalbėti, ar negaliu pasikalbėti. Bet vyksta tokie vidiniai konfliktai. Tai vienas iš pagrindinių tų dalykų, kad vaikas nekonfliktuotų su tavim, tu turi rasti savį, kur tu darai pats konfliktą. Ir ne? Ir tai dažniausiai vidiniai būna, nematomi, pasąmoningi, nes ką mes pastebim, mums lengviau susitvarkyti, bet kurių dalykų mes tiesiog negalim pamatyti, tai gaunasi toks vaikutis rodo. Tai reiškia, tavo vaikutis rodo tavo mažojo vaiko skaudulius, blokus įsitikinimus ir ką tu dabar šiuo metu su kuom konfliktuoji arba darai kažkokius negerus dalykus. Tai pyksti arba kažko savy nepaleidi. Ir čia visų esmė yra. Reikia ne vaiką auklėti, o reikia mamai, tėčiui, pačiam atkreipti dėmesį į save. Nes kai nurimsta tavy konfliktas, tu susitaikai su tuo, kad mano šeima gyveno taip, kaip jau jie mokėjo geriausiai, turėjo ištverti karus, turėjo gal ir stiprius išgyvenimus patirti, kurių pasekmė yra uždaryta širdis, kada tiesiog nebejautrus tampa žmogus. Kad išgyventų šitose sunkiuose laikotarpiuose. Juk sakoma, būk tvirtas, nejausk, nesiseilėk ten gražiais žodžiais, eik tvirtai ir išgyvensi taip, ar ne? Dabar yra kitaip. Vaikas, 21 amžiaus vaikas, jis yra kitoks. Jis daro visišką revoliuciją vaikam gyvenimui, tai reiškia atveda tai, kad jums sako, mama, seneli, proseneliai ir visi kiti. Taip negalima gyventi, nes tai buvo skaudu, taip gal ir reikėjo tuo momentu, čia toks patyrimas buvo, bet dabar viskas keičiasi. Viskas atlengvėja, viskas atlaisvėja, atsileiskit ir jūs. Leiskit savo save mylėti, leiskit savo kažką gero, pailsėti, ar ne? Leiskit savo laimingai gyventi. Laimingai gyventi mes neleidžiam vien dėl mūsų pačių minčių. Tai vienas iš sudėtingiausių ir labiau savistabos reikalaujančių dalykų, kad tu pats savo mintise sukuri baimės, iliuzijas, chaosą ir nuoskaudų. Ir įprotis būti nuolat skaudinamas, viduje nelaimingam yra dar žiauriau negu kažkokį konfliktą išgyventi. Tai vaikai jums tai rodo, nustokit, stop, čia ir dabar nustojat žinoti tai, ką žinojot. Nes niekas nebetinka, apie ką jūs galvojat, kaip auklėti vaikus reikia ir kaip reikia gyventi toliau. Atėjo vaikas, kaip ir jūs buvot pirmas tėveliam, taip ir tavo vaikas pirmas, tas, kuris sustato viską į vietą ir surikiuoja. Nieko sudėtingo čia tiesiog nereikia, reikia sustoti ir pasakyti, kad aš daugiau nežinau daugiau. Patyrimo mes turim, kaip eiti gyvenimą, bet mes neturim patyrimo, kaip mylėti save ir mylėti teisingai vaikus. Tai čia ir yra tas sustojimas, sustok ir pripažink, aš nežinau, nes aš to nepatyriau. Aš nežinau, kaip mylėti vaikutį, nes aš to nepatyriau ir nemačiau, kaip teisingai tai daryti. Ir kai mes tai jau pasakom savo, mes pradedam stebėti aplinką ir rinkti informaciją ir galiausiai net nerinkti informaciją, o tiesiog pradėti mylėti save ir automatiškai mes duodam teisingą, tikrą meilę vaikui. Ir jam tada nereikia vaidinti, jam tada nereikia
šokti, išsišokti, rėkti, įtampą išleisti, nes jisai žino, kad jis yra priimtas. Jeigu tu vaikučio nepriimi dėl to, kad jisai yra silpnesnis, jeigu berniukas, ar ne, silpnesnis, tai reiškia, kad jisai rodo tavo silpnumą, kurio tu pats nepriimi. Tai tu pirmiausia, būtų gerai, kad jūs nevestumėt berniuką į treniruočių salę, o gal greičiausiai reikėtų pasižiūrėti į save ir priimti savo silpnąją pusę. Mes esam tobuli tokie, kokie esam, mums nereikia būti kaip tie Jamesai Bondai, visi berniukai iškalti iš vieno, bejausmiai gali atlikti visas užduotis. Tai, jūsų berniukas ir jūs pats atliksit užduotis tobulas ir tokias kūrybingas, kai priimsit tokį, koks jūs esat, ir iš tos pozicijos darysit gyvenime kūrybą. Taip pat ir mergaitės mamos, nustokim kritikuoti visų pirma savo kūną, nes jūs kritikuojat savo mergaitės kūną, nepriėmimas iš karto rodo, priimkit tokią, kokie jūs esat. Nes jūsų išgyvenimai sužalojo kūną. Jį pastorino, pafonino, tai randus paliko, tai išberimai visokie yra. Yra ne šiaip savo iš kažkur, čia yra tiesiog vidiniai streso, nesutvarkyti dalykai, ar ne? Ir kartais mes imam mergaitėm kontrolę ir bandom jas pastatyti kaip tom barbėm, ar ne? Kontroliuojam, taip nedaryti, to nedaryti, taip rengtis, tą daryti, tą. Nustokim save kontroliuoti ir priimkim save tokią, kokią esam. Nes svarbiausia, visada išgražėsit ir būsit gražios tada, kai jūsų vidus bus ramus ir sutvarkytas. Dukrytė žiūrės į tave ir mokysis būti ramiai ir priimti save ir kūnos grožis iš karto atgauna. Nes mintis, kurias tu sakai savo kūnui, jis sudirba. Jeigu aš sakau mintimis, kad aš negraži, aš stora, mūsų kūnas susiprogramuoja tokiam ir būti, ar ne? Jeigu mano nosis per ilga, jūs taip nenorit mintims, prailginat tą nosis, ar dar ten. Ir yra ne vienas straipsnis parodytas, parašytas, kad tą, ką galvojat, tą ir sukuriat. Jeigu aš nemyliu savo plaukus, jos aš ir nemyliu ir jie jums rodo, kaip yra nemylimi. Tai va, svarbiausia yra ne mergaitės auklėti ir juos ruošti gyvenimui taip, kad tu įsivaizduoji, kad gali ruošti ir pasiruošti kovai. Nereikia kovai ruošti. Bet visų pirmiausia, pažvelgiam į save ir pradedam mylėti save. Tiek tėčiui mylėti save, tiek mamai mylėti save. Ir tada vaikams nereikės jokių ten daryti priepuolių ir ligoms sirgti ir hiperaktyviems būti, nes jie rodo jūs. Kol jūs į juos nepažvelgsit, jie jums rodys to ir kels, kol viską paleisit. Ar ne? Taip. Tai tada būna labai skaudus įvykiai. Tai va, tą palinkėčiau, kad visada, kai įvyksta konfliktas su vaiku, sau pasakom stop ir kur aš tai darau, kodėl mane tai skaudina, kodėl aš supykau, ką man tai primena. Ir mes einam gydyti savo vidinius sužalojimus, kuriuos mes gavom vaikystėje. O vaikam tik siūsti meilę šviesą. Aš myliu tave, apkabinu visą širdim. Ir labai svarbu, Dovilė, labai svarbu. Jeigu mes vaiką kritikuojam, jūs jį tokį ir sukuriat. Yra ištirta, kraujo lašas paimtas iš vaiko ir tėvelis sakė, nors jis buvo kitam atstumę žodžius ir vaikas susirgo, yra toks serga. Ir mokslininkas visada tada
paima ir skambina mamai ir sako, mama, jau tu galvoji, jaudinėsi dėl manęs, ar ne? Ir aš, viskas man gerai, nustok jaudintis, nes tu kuri negerą dalyką, erdvę negerą. Tai va, yra toks stiprus ryšys ir čia reikia patikėti, tiesiog suvokti. Tu turi tokį stiprų ryšį su vaiku, tad nustok jaudintis arba nustok kontroliuoti ar nustok tiesiog jį sirgdinti. Taip, nes visi, mano vaikas nesugeba, jisai silpnas čia, jisai neklauso ir visa tai labai gerai pas vaikutį nueina, vat jis ir rodo. Yra pavyzdys, tiesiog, galvos neturi, tau čia nieko ir tu uždedi vaikui tokį rūką. Ir viskas, ir tu tada tikrai jisai tau gerai nesimokys, nes tu uždėjai jau kaip prakeiksmą tokį. Ir viskas. Ir tada reikia viską prisiminti, anuliuoti ir stengtis tikrai nieko blogo nesakyti. Aš palaikau tave, tu išspręsi tą dalyką. Ir gražiom mintim, nesvarbu. Siunčiu tau išminties. Taip. Jeigu yra labai stiprus konfliktas ir ten tiesiog bėga, daro sunkius dalykus, tai irgi visų pirma paskui reikia ir žiūrėti, kodėl lemia vaiko toks priėjimas, todėl ir psichologai, ir visokie mentoriai, kurie dirba su tokiais dalykais, tikrai būtina į juos kreiptis, nes palengvins ir jūsų, ir vaiko tą pasaulį gyvenimą, nes sielos visokios ateina patyrimams ir reikia į tai išvelgti, bet ką mes galim kaip tėvai patys padaryti, tai stengtis kuo daugiau gerų minčių. Taip, kad neuždėti, palauk, tau pamatysi, tau bus, ašgi tau sakiau, tu manęs neklausai. Tai anuliuojam ir tokių nedarom, nes vaikui nereikia to patyrimo, jis pats susivoks, kad paskui sukurtumėm negražiai istoriją. Taip, kai mes jaudinamės dėl vaiko, mes visų pirmiausia sakom, siunčiu tau šviesos ir išminties. Tai teisingai suvokti, kas yra negerai arba pamatyti. Ir tie siuntimai, tie žodžiai, kaip mes yra, kad galima užkalbėti žmonės, ar ne, ten būna ateina pas tam tikrus žmonės, kad užkalbėtų, kad meilės duotų ir visą. Taip mes, tėvai, užkalbam arba blogai, arba gerai. Tai yra žodžio galia. Tai irgi reikia svarbu prisiminti, kad tavo žodis yra galia. Ir mintis. Ir mintis, ir žodis. Ir jeigu tu galvoji, tu taip ir jam programuoji. Tai va. Tai žodžiu, pirmiausia, tada tiesiog siųsti teigiamas mintis ir ieškoti atsakymų, kodėl vyksta. Vienas dalykas, jeigu dar tai yra lengvas pobūdis, tai mes galim pažiūrėti veidrodžio efektas, ką jisai man rodo. Susirašau ant lapelio viskas, kas mane jame pykdo, ar ne? Ir tada atsisuku į save ir sakau, kur aš tos dalykus savo darau. Gali būti nesąmoningai savo arba aplinkai, tu taip darai, ar ne? Two options. Antras dalykas. Ieškom, jeigu jau tai nepavyksta sutvarkyti, dirbam su savimi. Čia irgi vienas iš pagrindinių dalykų. Jeigu dar įmanoma, tai palaukti be specialisto, tai tada siūlom pasirinkti kursą ten, kur pasakoja, dirbti su savim, su savo emocijom, blokais, įsitikinimais ir traumomis. Būtent tos traumos, įsitikinimai ir blokai sukelia aplinkai veiksmą, ar kovą, ar pavydą, ar disbalansą, ar pykčio priepuolius, ar netgi atakas visokios formos. Kitas dalykas, trečias dalykas, kai mes neišeina mums susitvarkyti, mes kreipiamės pagalbos.
ir reikia nebijoti kreiptis. Dabar yra tiek visokių nuostabių žmonių, per rekomendacijas, per jautimą mes susirandam tai, ką mes galim daryti. Bet visų esmė, kai vaikas siautėja, ne vaiką tvarkyti reikia, o reikia tada atsisukti į save ir savo mažąjį vaiką pasižiūrėti, ir liūdės, ir meilę sau duoti, ir išgydyti nuoskaudas, blokus, įsitikinimus. Ir tada vaikas automatiškai nustoja, nes taip yra padaryta, kad vyktų evoliucija Žemėje, kad sąmonėtų žmonės, kad suvokimai būtų, kad kūryba plėstųsi, kad mes išrastumėm vis naujų dalykų, vis kažkokių tobulų, mums reikia patiems mūsų sąmoniai kisti, tai yra pakelti savo mąstymo lygį. Mes mąstymo lygį pakelti negalim, tada, kai pas mumise yra nuoskaudų, mumise yra kančios, mumise yra sielvarto. Ir dar, kai būna tėvai kažkaip nesugebėjo duoti meilės, vaikų didžiulė praraja skylė, kad aš kaltės jausmas, kam aš atėjau į šitą pasaulį. Jisai įjungia programą susinaikinimo. Ta susinaikinimo programa yra alkoholizmas, narkotikai arba ėjimas ten, kur griūna viskas iš po pamatų ir žmogus išeina iš šito pasaulio. Tai va čia ir tas pats vyksta. Jeigu mes nepradėjom gerti alkoholio ir nesinaikinom, tai vis tiek, jeigu nėra susitvarkyti tie svarbus dalykai gyvenime, mums aplinka tai rodys. Nes taip yra Žemėje. Žmogus ateina evoliucionuoti ir vieno kito pagalba mums labai svarbi. Mes kaip viena asmenybė, mes nesugebėtumėm pamatyti savy neigiamų dalykų, tai yra toks ryšys, DNR, kraujo ryšys ir aplinkos energinis ryšys, kuris padeda tai pamatyti. O padeda tai pamatyti vyras, vaikai ir mes ne juos auklėjam, o pasižiūrim savy, ką mums iškėlė ir mes gydom. Ir tada tas vanduo nurimsta, ta energija, kuri buvo iššaudyta, kad pradėtų rodyti tau neigiamus dalykus, jisai nurimsta, jam nebereikia rodyti. Tai va, didžiausias sėkmės ir tikėkit ir galvokit tik tai gražiom mintim ir žodžiais. Sėkmės. Nuo visų